Sveiki, mėlyje. Atėjau į parkelį, norėjau užrašyti tokią temą apie sutartis, bet žiūriu, kad čia labai matrica labai priešinasi, labai reaguoja ir labai daug garsų iš karto pradeda skambėti iš visų pusių. Tai žodžiu, labai reiškiasi matriciniai dalykai. Matyt, kažkas tai nenori, kad būtų net, kad įvardinčiau įvairius dalykus tokius, bet šiek tiek pašnekėsiu. Taigi, mėlyje, mes esam visi, daugumą esam susidūrę su tuo, kai atitinkant įvairioms situacijoms mes sudarom sutartis. Sutartį dažniausiai kreipiamės į aukštesnius savo vadovus, į aukštesnius kuratorius, į visatą, į Dievą, kaip jūs norite, taip galite paįvardyti. Tiesiog kreipiatės į juos ir bandote, jeigu sakote, jeigu padaryk ten tą, išgelbėk ar tą, ir aš tada atsisakysiu kažko tai vardan kažko tai. Jūs paukojate savo kažkokią energiją, kažkokią savo vardan kažko tai, kad viskas įvyktų taip, kaip jūs norite. Jūs galite taip ir įvardinti, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs norite, kad kažkoks žmogus pasveiktų, jūs darote irgi sutartį, pavyzdžiui, aš atsisakysiu kažko tai, vien tam, kad žmogus šitas pasveiktų. Tai yra sutartis, visą laiką tais laikais būdavo ta sutartis daroma ir visą laiką žmonės eidavo pas šventuosius, būtent tam, kad gauti kažkokią paramą, kreipdavosi į Dievą, kad kažkokią tai įvykdytų tokius dalykus, nes žmonės ieškodavo pagalbos ir kai matydavo, kad pagalbos iš kažkur tai niekur negali ateiti, kreipdavosi į Dievą, į visatą, į absoliutą, į šventuosius. Ir dažniausiai jam būdavo padedama. Ir visą laiką yra padedama. Tik tai trečioje matricoje toks yra skirtumas. Kai jeigu žmogus kreipiasi trečioje matricoje, atsistosi prie mečio, labai gerai. Jeigu žmogus kreipiasi trečioje matricoje, tai reikia žinoti tai jau jisai gyvena tose žemose vibracijose. Ir kai jisai kreipiasi, jisai visą laiką kreipiasi tam, kad jisai išeitų tas aukštesnės vibracijas. Visą laiką daro kažkokią tai sutartį tam, kad kuratoriai, ar tai kažkokia absoliutas, Dievas išvestų tas į aukštesnės vibracijas, būtent tą žmogų. Ir tai įvykdavo. Ir svarbiausia, kad tai ir įvykdo, nes tai yra dažniausiai, žinokite, kad kai jūs darote intenciją, kai jūs darote kažkokį užsakymą, tai yra intencija, jūsų užsakymas, prašymas. Dažniausiai šitokie prašymai jie kaupiasi dangiškojame kanceliarijoje. Tai tiesiog, tai tokia kanceliarinė, tai tokia dvasinė sritis, lygiai taip pat kaip ir dvasinė vadovai, dvasinė sritis, jie tiesiog peržiūri. Tie vadovai, tie angelai, tie kuratoriai, jie peržiūri, ar gali tą įvykdyti, nes tai visą laiką yra suderinimas su to žmogaus resursais, su to žmogaus sielos tobulėjimo link. Ir visą laiką žiūrima, ar tai gali įvykdyti ir dažniausiai tai yra įvykdoma, nes kadangi siela jinai sudaro sutartį dėl kažko prašydama, jinai prašo ir tada duodama tas rezultatas. Ir rezultatas vardant tavo sąžinės. Tai taip pat, aišku, būdavo ir tokių, kaip tu sąžiningai atliksi tą savo darbą, ką tu prisižadėjai. Tai toksai dalykas būdavo. Bet, aišku, būdavo ir tokių dalykų, kad prisižadė, neištisi. Būdavo tokių sutarčių. Tai tada, aišku, ta sutartis yra, kaip ir vis tiek jinai toliau pratęsiama ir atskaitoma jau kitokiais dėsniais. Tai gali būti kitas žmogus ateis, iš tavęs pasiims tai, ką tu prisižadėjai. Tai nebūtinai tokia forma, kokią tu ten prisižadėjai, bet energetiškai, kad būtų tokia pačia forma, kad energetiškai atitiktų tą patį resursą. Tai būdavo toje trečioje matricoje, būdavo išpildoma tai, kas yra skirta, ta prasme, siela, jeigu sudarė sutartį, jinai kažko tai atsisako ir tas pagal sielos sutartį yra rašyta jos kontrakte ir lygiai taip pat jinai gali tą sutartį vykdo, taip, jeigu jinai vykdo, tai viskas labai gerai, jinai tobulėja, jinai evoliucionuoja ir būtent tas prašymas yra susijęs su jos evoliucija, su jos aukštesnių vibracijų pakelimu. Bet reikia dabar atkreipti dėmesį į tai būdavo trečioje matricoje. Dabar ketvirtoje matricoje energijos labai pakilusios, patys tai žinote, vibracijos pakilusios. Ir žmogus, kuris lygiai taip pat, jeigu kažkokią bando sudaryti sutartį, jos jau tampa neveiksmingos, nes dauguma sutarčių, nes priklausoma kokią sutartį jūs norite daryti, jos tampa neveiksmingos tų sutarčių, nes kadangi
žmogus, jisai turi eiti evoliucijos laiku, dabar yra tas perėjimas. Ir jisai turi eiti į evoliuciją, jisai turi eiti tuo aukštesnių vibracinių dažnių. Ir jeigu jisai darydamas sutartį, bando kažką tai susitarti su to absoliutu, su tais šventaisiais, su tais vadovais, su visata, bando susitarti, kad jeigu aš taip darysiu, tegu būna ten išgyja ar ten kažkas, tai tegu taip atsitinka, o aš taip padarysiu, duosiu tą tokią energiją. Bet yra svarbu žiūrėti tai, ar ta siela jinai evoliucionuoja pagal šitą sutartį, ar jinai grįžta į tą pačią pirminį pradinį tašką ir dar žemiau, ar jinai grįžta į tą pačią trečią matricą. Nes labai yra svarbu dabar, ypatingai dabar, jeigu tu darai sutartį, tu turi pakelti savo vibracijas visais lygiais. Tu turi pakelti ne tik tai vibracijas, tu turi išsilaisvinti, turi ateiti tas laisvės pojūtis, turi ateiti tas tavo siela, jinai turi įgauti sparnus. Jeigu tu darydamas sutartį ir prašydamas kažko tai, ir jeigu tu save gatavas, save paaukoti ir dar daugiau nusodinti, tai ta sutartis jinai bus nevykdoma. Ir tavo prašymas jisai bus anuliuojamas, nes dabar iš karto net vadovai pajaučia, kad vibracija sklinda ne ta, kuri reikalinga, tam, kad tavo siela būtų laisva. Jeigu nėra tos vibracijos, nėra to polėkio, nėra to pažado, tai jie to nedarys, nes dabar viskas turi evoliucionuoti. Dabar turi siela pereiti į kitą aukštesnį dažnį, jinai turi išsiauginti savo sparnus. Taigi, kaip ir žinote, mes esame visi angelai čia, visi angelai, visos sielos yra kažkada tai buvę tikrai angelais ir mes visi turime užsiauginti tuos savo sparnus. Visi turime išeiti tą aukštesnės vibracinius lygius. Taigi, jeigu tai nesurezonuoja, jeigu to neatitinka, jeigu tu gatavas save sumenkinti ir dar daugiau sugniuždyti, negu kad buvo prieš tai tas prašymas jisai bus anuliuotas. Va toks yra skirtumas. Dabar siela turi eiti aukštesnių lygmenių, vibracijos, energijos turi visos, jos kadangi kyla, jos visos eina aukštesnių lygmenių. Taigi ta sutartis, su kuria daroma ketvirtoje matricoje, jos jau to neveikia. Taigi tiesiog turėkite omeny prieš darydami sutartis ir tiksliai žinodami ir sakydami, ką jūs norite paaukoti, kokią lygiagrečią energiją jūs norite duoti už tą prašymą. Tai va toks yra didelis skirtumas. Ir dar noriu papasakoti šiek tiek apie kanceliariją. Žinote, kad kai prašymai yra atiduodami, mūsų intencijos, mūsų pasiryžimai, atiduodami prašymai būtent tai kanceliarijai, dvasiniams vadovams, visatai, tai dvasiniai sryčiai. Ir jau jinai žiūri, stengiasi išpildyti kiekvieną jūsų norą. Iš tikrųjų viskas prisitaiko prie kiekvieno ir stengiasi išpildyti kiekvieną jūsų norą. Reikia tik tai atkreipti dėmesį, stebėti ženklus ir pastebėti, kad viskas eina link jūsų, pagal jūsų energiją, pagal jūsų norą, ką jūs šnekat, kokios mintys eina. Ir taip pat, jeigu jūs išreiškite intenciją, tai žinokite, tikrai jinai bus išpildyta, nes jūs tai užantspauduojate savo pasiryžimo energiją. Ir tai užantspauduodami jau duodate tą impulsą. Taip pat yra labai didelis toksai impulsas duodamas, kai jūs tą savo intenciją tiesiog fiziškai užrašote. Užrašote ant popieriaus lapo ir tiesiog parašote vardą, pavardę. Žemiau parašote savo datą, gimimo vietą ir kur jūs esate, gyvenamą vietą. Ir paskui parašote savo intenciją. Noriu to, prašom, mano tokia intencija, aš sieksiu, noriu, esu pasiryžęs tą turėti ir būtent to veiksmo. Ir jūs paskui, kai jūs užrašote savo intenciją, savo norą, viską apskliaudžiate, pagal laikrodžio rodiklę brėžiate per visą savo užrašą, ką jūs užrašėte, palei laikrodžio rodiklę 7 kartus spirale užbrėžiate ir paskui nenutraukę tušinuką rašote taip, aš tai užsakiau, aš to noriu, aš tikrai patvirtinu, kad to esu tą pasiryžęs sulaukti, tą pasiryžęs esu patirti būtent tą patirtį. Ir tada būtinai šitas noras jau realizuosis. Tai yra tokia nerašyta taisyklė tarp mūsų gidovų, tarp mūsų meistrų. Tiesiog norim, kad energijos dirbtų, taip lengviausiai yra pasiekiamas toksai rezultatas. Tai turėkite omeny ir žinokite, kokią jūs energiją norite duoti tam, kad būtų išpildytas
jūsų noras. Tai ta prasme, pagal kokią sutartį jūs darote tą sutartį, ne? Pagal kokią energiją jūs darote sutartį. Tai turėkite omeny ir geros dienos jums visiems.